Mano brangioji, ar šiandien stovėdama prie veidrodžio, tu pasakei sau, aš myliu tave. Tai nesavanaudiški žodžiai. Tai žodžiai, dėl kurių tu neturi jausti kaltės ar gėdos. Meilė sau yra priešingybė savanaudiškumui. Tu tai įsidėmėk ir šito jausmo. Nesigėdink, nebijok, o jį saugok, jį vertink. Išmok pasakyti tvirtą žodį ne toms situacijoms, kurios tavęs netenkina. Toms veikloms, kurios tau nesuteikia jokios naudos. Tiems žmonėms, kurie naudojasi tavimi, tavo dosnumu, tavo širdies šiluma. Tvirtą ir stiprų ne pastatyk visoms manipulacijoms. Pastatyk prieš visus prieštaravimus, prieš visus ginčus. Nes tu esi verta tik to, kas yra geriausia, kas daro tave laimingą, kas suteikia tau meilės ir išskleidžia tavo sparnus. Na ir paskutinį dalyką, ką noriu pasakyti apie meilę sau, tai meilė sau gali padėti tau tobulėti. Meilė sau gali išgydyti tavo sielos žaizdas. Meilė sau gali pakeisti tavo pasaulį į tą, apie kurį tu svajoji, kurio tu sieki. Todėl turėk jėgų mylėti save, ištarti ne dalykams, kurie tave skaudina ir nebijoti lepinti save, nebijoti pabūti tokiai, kokia esi ir drąsiai mylėk.